Sveiki visi Sostinės krepšinio lygos žaidėjai, treneriai, sirgaliai, gerbėjai. Šiandien neeilinė diena, SKL podcastas apie smuklės krepšinio lygą ir visą Vilniaus mėgėjų krepšinio istoriją. Ir šalia manęs du tikri legendos - Ramūnas Stundžia ir kiek metų Sostinės krepšinio lygoje? Kokių gal link 30 ryšių manyti. Su oro navigacija, nepradėjai? Pradėjom nuo oro navigacijos, jo. Taigi tarčiau. Nuo oro navigacijos. Taip. Ir Rolandas Kaisgirys, iš vis Vilniaus krepšinio legenda. Labas. Dar seniau, ne? Rolai, kada tu pradėjai? Aš galvoju, ar 92 ar 93 metai buvo, tai buvo pats pirmas čempionatas. Mūsų su broliu įmonė LKS. Tada ir tapom pirmieji čempionai. Tada Aleksas Mogulavičius dar nepradėjo tą? Jo. Vakarinės naujienos, man atrodo, vadinasi tuo metu. Gali būti. Vakarinių naujienų taurė. Jo, taip. Vilniaus pats mėgėjo ištakos, bet tuo metu Rolandai kūrėsi jau ir profesionalus krepšinis. Ir tu pats po to daugybę metų žaidėjai LKL, kol, kai grįžai į Sostinės krepšinio lygą, aš atsimenu, 2000 gal buvo 9-8 metai, tu jau tada į karjeros pabaigą vėl sugrįžai čia. Bet prisiminkim, kas įkūrė tą lygą, kaip čia atsirado, kaip čia pradėjai žaisti. Ne, aš tai tikrai nežinau, kas ją įkūrė ir kaip ten jinai buvo. Žinau, kad mano brolis entuziastas jau norėjo tą komandą turėti. Po šiai dienai, man atrodo, pasitent kokia 30 taurių stovi kabinete. O Kęstutis pats irgi žaidė, ne? Jo, ir dabar dar žaidžia. Uh-huh. Bet už jau ten virš 60. Bet ir su mumis žaidžia. Su mumis žaidžia. Jo, tai bet esmė, mano tai buvo tik prisiminimas tai vienas, kad kadangi aš žaidžiau statyboje, po to Vilniaus savy ir, reiškia, dar LKL nebuvo, man atrodo. Ir kažkaip tada dar nieko pirmus 2 metus, bet jau kada buvo LKL, galbūt 95 ar 6 metai, jie uždraudė žaisti LKL. Bet kadangi jau man buvo tada 28 ar 27 metai ir kažkaip aš juos nukoviau visus, sakydamas, kad aš turiu žaisti ir man vieninteliam leido profesionaliam krepšininkui žaisti toje lygoje. Gal, tu žaidai Sakaluose, ne? Jo, ir aš žaidžiau ir daug metų, bet vienintelė man ir leido žaisti, kaip išskirtinai kažkokiam, tai nežinau, dėl to, kad gal reikiu geriausiai, iš tikrųjų, ar geriu geriausiai, nežinau, iš tikrųjų. Tai tas buvo išskirtinumas absoliučiai, bet nebuvo ten tų nepatenkintų, gal kažkas tai ir bambėjo iš principo, kad... Bet jo. Rolandai, bet labai gera karjera tavo LKL buvo, tu buvai vienas daugiausiai rezultatų perdavimų atliekančių žaidėjų. Ką reiškia vienas? Geriausias. Žinai kaip įman, jeigu įman pagal kiekį daugiau, tai aš Gedraitis už mane daugiau perdavimų padarė. Robertas Gedraitis Šiaulių komandos. Jo, aš antras esu. Bet jeigu įman pagal minučių sužaista kiekį minučių, tu pirmas. Tai aš ten jį lenkiu blemba šviesmečiais. Matulis gerai mesdavo iš pokrepšio, Rolandui tik tai likdavo neperdavimą. Na, net aišku. Sekėjai Sakalų žaidimą? Jo, be abejo, ne, jisai taip pat buvo toks pat nekenčiantis manęs, kaip aš turiu tokį Laisvydą teisėją iš Pakruojo, kur netgi žaidžia, tai jis antiek manęs nekentė, nes sirgau Šiaulius, kad jis netgi, būdamas prokuroru, tarp kitko, kabindavosi ant krepšio Šiauliuose ir kurtino, kai aš mesdavau baudas. Ir tada kažkaip gavosi tokia situacija, kad jie ten susidraugavo su Žasais ir Žasai jiems sako, davai mes atsivešim pas tavai Pakruojį Skaisgirį pagerti. Ką tą, sako, Asilą čia vešėsi teis. Ta prasme dėl to, kad jie... Bet nusivežė ir mes tada taip susipažinom ir tada tapom 20 metų draugai ir aš važinėjau į Pakruojį ir žaidžiau už Pakruojį jau daug metų. Taip pat ir su Ramūnu, tai jis irgi prieš 20-30 metų manęs nekentė, bet kažkaip priverčiau draugauti. Ramūnai, kada tavo karjera prasidėjo, kaip tu pameni? Nes tu visą laiką buvai komandų vadovas, visą laiką buvai... Ne, visą laiką buvo. Rolandas sako, aš Rolandui pasakysiu taip. Nekenti, mes esam su juo gal vienodi tokie, porą batų, abudu nesam lengvi, su savo charizmu, su savo charakteriu, o mes pradėjom oro navigaciją senais laikais, pradėjom nuo Solygos, pas mus tada atėjo Gintaras Šerkšnas. Dar žaidėjas, ne būtent? Jo, tai tu pats prisimink, Andriu, kai mes susipažinom, tu dar buvai sekretoriate, gražus berniukas jaunas, dar barzda neaugo. Tai buvo labai seniai, ir iki to laiko, ir gyvenimas suvedė mane su Rolandu.
Dėkui likimui. Turim daug reikalų, daug ką nuveikiam. Kas šitam žmogui mane imponuoja, kad jis niekada nenori būti antras, kaip ir aš niekada nenoriu būti antras. Jo, visko būna, visko atsitinka tarp mūsų, bet Rolando dėka šiai dienai turim tos kelias komandas, jisai remėjas, apmoka startinius mokesčius, apmoka sales, yra smagu. Pavėluotai. Nesvarbu, svarbu sumokė Rolandai. Bet girdai, Ramūna, kaip tu įtikinai valstybinė įmonė oro navigacija, kad reikia remti krepšinį? Buvo tada anksčiau kitokias taisyklės politikui, visi direktoriai norėjo kažką, tai buvo kitokie rėmimai, kitai buvo duodama. Ir aišku, dabar to mūsų generalinį direktorių linksniuoja tam per visas spaudas. Man apie Algimantą Rašius rėmė ir sportą, ir žvejybą, ir krepšinį, ir futbolą, ir tiesiog jam buvo smagu, kad būtų komandai Skaisgirys, kad būtų Elvikis komandai, kad būtų garsų žmonės, kurie kažką nuveikė krepšinį. Nu, jam to reikėjo, Rolandai, tu pats atsimeni. O kam tau, Ramūnai, to reikėjo? Man? Ir dar reikia. Čia gal mano gyvenimo dalis. O ką veikti vienam jaunam perspektyviam. Nu, ką čia mes abudu tokie. Čia jūsų tokia užklasinė veikla. Gal ateis kokia graži žiūrovė. Ar kokia sekretorė. Ar sekretorė. Teisėja graži atsiras. Jo, taip Rolandai. Aš tai, žinai, aš tai turiu apie Vilniaus krepšinio lygą, tai 4 tokius kertinius dalykus, kas man atrodo žiauriai buvo svarbu. Nu, iš mano požiūrio taško. Tai, sakau, tai kad aš būdamas profesionalus žaidėjas ir netgi būdamas vieną sezoną, man atrodo, rezultatyviausias LKL žaidėjas, netgi buvau ir žaidžiau vis tiek toj sostinės lygoj. Antras dalykas yra, tai kad savo sportinę karjerą Lietuvoje per šitą lygą pradėjo net Antanas Guoga. Tavo dėka? Na, ne mano ir tavo draugo Kęstučio Girštauto. NTSG, jo jis komanda buvo? Jo, jisai, Kęstutis Girštautas jį priviliojo iš Maskvos į Lietuvą, į Vilnių. Tada privertė Antaną sukurti tą NTSG komandą. Reiškia, ten Kęstas Girštautas surinko stiprią komandą. Mes, tarp kitko, tada vėlgi tapom čempionai Vilniaus. Tada dar buvo, aš nepamenu, čia buvo 2009 metai ar kelinti, tada dar buvo ir čempionai susitikdavo Šiauliai, Klaipėda, Kaunas suvažiuodavo ir vyko Šiauliuose čempionatas, Šiaulių žaidė Orelikas, už mus žaidė Arnas Butkevičius, nes galėjom paimti po vieną žaidėją ir aš rezultatyviausias ir ten tapau, būdamas 40 metų, ir mes laimėjom pirmą vietą. O Antanas buvo prisižadėjęs, kad visa komanda išves į Australiją. Ir išvežė. Čia, ne, 20 čia buvo. 9 ir 10 Rolandai. Ar 11. Nežinau, nesvarbu. Nu va, ir prisižadėjo, bet jau momentas, žiūrim, mėnesis 2-3 praeina ir jis jau nelabai nori vežti mūsų. Ir tada Kęstas, bet ne, tada jau visi ir Kučiauskas, ir Matulis, visi jau sakė, ne, ten nieko nebus, jau žodis yra žodis. Jo, ir įsivežė, iš tikrųjų, ir įsivežė į Australiją, mėgėjų lygą, kuri gyveno, ten žaidė čempionatė, įsidalino, žodžiu. Tai esmė yra kokia, kad šitoj lygoje žaidė ir Orelikas, ir Butkevičius, ar ne? Mindaugas Kuzminskas. Jo, tai čia dar daugiau suminėsi, bet tais metais, reiškia, plus Antanas Guoga po to sezono jis jau sėkmingai ėjo remti Sakalus, po to dar aukščiau Lietuvos rinktinę ir iš viso tapo čiutne didysis liberalas iš principo, ar ne? Praktiškai Seimo pirmininko kelią. Prašau. Tai viskas prasidėjo nuo šitos lygos, iš tikrųjų. Na, man man įstrigęs visi tie 30 keli metai, kad 2006 metais buvo mano vestuvės. Ir tą pačią dieną, kai buvo finalas. Ir tada, reiškia, finalą mes žaidėm vėlgi LK'e su Martonu, o aš žaidžiau Sakaluos dar tada. Ir tada dar vien leido, ir Gacevičius žaidė Sakaluos, bet jam tada buvo
Pagal amžius Jam galėjo. buvo, jam, kadangi 17 metų ar kiek Iki jam buvo. 20 galėjo, Jo, 18. Žaidė Alkajų, nes jo tėtis buvo treneris, ne Valdas? Jo, mes kartu su Valdu irgi žaidėm, tai va, mes, tai čia buvo, ta diena buvo vestuvės, man nežinau, ten 12 ar 11, 1 valandą. Ir man atrodo, tai pirmas kartas istorijoje, aš apskritai krepšinio viso pasaulio, kai aš pasakiau, žiūrėkit, man vestuvės, aš negaliu žaisti finalo 2 valandą, tai tada darot finalą 10 valandą. Ryte. Jo, staigiai aš sužaidžiu ir varau į vestuvės, o jau dėl 3 vietos žaidžiam ten 12 valandą, sakykime, ar ten panašiai. Nu ir ką, ir vėl visa lyga nusileido, visi aplinkui, taip, nes man vestuvės. Čikos, Smagu. daug žmonės, sako, jeigu aš čia pažaisiu. Biškį pažaisiu, paskui atvažiuosiu. Lech, atvariau šlapės į tą bažnyčią, visas iš tikrųjų bėga, žinai, prakaitas, nu tu žinai, dar pralošėm tą finalą, gavom iš tikrųjų. Ir santoką po to. Nu irgi pralošėm. Nu taip turėjo būti. Trumpai, be pratęsimo. Nu, va, tai žodžiu, tai čia 3 dalykai, ar nes? Ir kas dar ketvirtas? Jo, tai ketvirtas tai yra reformacija oro navigacijos į sporto namus, reiškia, tas ilgas jau senas laikotarpis, iš principo, kai tu jau esi. Na, įsivaizduok, man 55 metai, aš dar žaidžiu po, vėl nežinau kiek minučių, bet aš žaidžiu ir Kauno lygoje, žaidžiu ir Pakruojį, ir važinėjau. Lietuvos 50+. Jo, reiškia, ir 40 pernai žaidžiu. Kiekvieną vakarą, žodžiu, kiekvieną vakarą. Jo, O dar futbolas nepamiršk. Nu, tai tas yra toks irgi akcentas, kad nu, duoda praleisti gerai laisvalaikį. Pabūt su draugais? Pabūt su draugais, jo, nes aš nesu jau čia toks draugiškas, tai bent jau tenai kažkiek tai. Rolandas, žiūrėk, Rolandas aikštelė ir už aikštelės. Kaip, Ramūnai, gali pakomentuoti? Mano nuomonė. Nuostabiai. Aš galvoju ilgai. Aišku, su juo sunku yra susišnekėti, kaip ir su manim. Čia mano įžvalga. Jeigu Rolandas pasirinktų trenerio kelias, jis būtų vienas iš kiečiausių trenerių. Ką jisai turi? Va, prašau. Čia šiam nepadlaižauju, tą, ką aš mastau. Tik yra vienas dalykas, kaip pas mus Hebra visa Rolandai, visigi krepšininkai, kaip Piecas. Senis pasako, darom tą, 3, 4. Ir paskui sekanti frazė, kaip išeiname į aikštelę, pip, pip, pip. Nes kas senis pasako, viską protingai, IQ didelis. Nu visa Hebra, jeigu visi kartu žaidė. Rolandas vienas, Rolandas kitas, Eligijus, Aivaras, Aurimas Takėnas, tas pats Poršas, Virginijus Sirvidis kiek metų. O tu dar prisimingi, mūsų komandai pradėjo kas karjerą vyrų. Deividas Sirvidis 13-14 metais. Taip. Geras. Oro navigacija dar tada lošiam Marčiulionį, Rolandą, atsimeni? Yeah. O dėl trenerio, tai aš tau pasakysiu taip. Aš norėčiau būti, bet išskirtinai turiu vieną pavyzdį, vėlgi pasaulinį, kaip aš galėčiau. Tai Izraelio, reiškia, Geršonas, Makabio, o toks treneris aš galėčiau būti. Tai nieko netreniruot, nieko nedirbt, bet varžybų metu vadovauti iš tikrųjų. Tada aš taip... Tai nėra blogai. Jūs skaitėte Jasikevičiaus knygą, ne, Šarūnai? Ne. Ne, neskaičiau. Laimėti, jis ten irgi sako, aš atvažiuoju į Makabį ir, žinai, sako, buvau pas Pečiučių, ką tik Barcelonai, treniruotės sunkės, po 3 valandas, 2 kart per dieną dirbam. Aš atvarau, sako, tas treneris ten valgo vištą ar ką, ten, žinai, pizzą, tipo, Blatas veda treniruotę, sportuojam tik kelis kart, nes visi veteranų komanda, Parkeriai, Bastonai, ten daug balių, nes Tel Avivas labai geras oras, sekmadienį Izraelio lyga, pirmadienį laisvą, antradienį keliaujam, trečiadienį Eurolyga vėl laisvą, po Eurolygos, ten šeštadienį pamėtom, sakom, aš sakau Parkeriai, Bastonai, mes čia, sakau, laimėsim ką nors, mes čia nesitreniruojam. Sako, viskas normaliai, bet sako, pažiūrėk, tas treneris, sako, jis, Blatas veda treniruotės, tas tik tai marškinius, nusiema švarką, pasiraitoja marškinius ir per varžybas ten šūkoja, žinai. Ir sako, mes laimėjom 2 kartus šįrę. Va, tai gal Rolandas, gal ir veikia, ar nebeveikia? Veikia. Aš kada aš su Geršonu mačiausi rugsėjo mėnesį Izraelyje, buvo 3-3 Europos čempionatas. Tai tai jis viskuom imponuoja, jis toks yra iš tikrųjų išorės žmogus. Asmenybė kažkokia. Bet vis tiek tai yra, didžiulį turi tokį, aurą iš principo.
Aš manau, kad Rolandas tikrai galėtų būti geras treneris, tik yra vienas bet, žinai. Nežinau kodėl, ar kas čia yra, bet tie saugikliai jam išmuša. Jeigu tik teisėjas užšvilpia kažką neteisybę, ar ten suklysta, Rolo saugikliai iškart išmuša ir dvi techninės, viena po kitos. Iškart, čia nėra jokių. Sutinki ar ne? Ne. Kokie jie, kaip tai yra vaikiška? Ne. Viskas yra daroma dėl šou, blemba. Bet koks treneris, jeigu 12 minutų jau jo nebelieka komandai. Nebent tas labai geras treneris. Taip. Komanda susikoncentruoja ir pati žaidžia, na. Nu gerai, čia... Bet Rolandai, pakomentuok šitą savo santykį su teisėjais. Tu ateini į salę, ateina teisėjai ir atrodo kažkoks jau tokia įtampas klaido ore, žinai. Kada čia tave... Esmė yra iš tikrųjų, dėl teisėjų yra labai paprastas dalykas. Aš niekada nesižavėjau žmonėmis, kurie nemoka kažko tai daryti, bet dirba. Tarkim, jeigu nemoki būti politiko, nu geriau neik iš. Jeigu nemoki, nežinau, vairuoti automobilio, tai nevairuoji automobilio, ne? O realiai vien žodis teisėjas, ar ne? Nu, labai daug ką pasako, jisai iš tikrųjų, jisai sprendžia žmonių likimus iš principo, ar tai bus skyrybos, ar tai bus vagystės, aš pats turėjau 10 metų bylą, blemba, kur mane tampė valstybė. Net ir kalėjime. Net ir kalėjime, reiškia, ir esmė, ir turėjau prokurorą, beprotį, kuris vienodų vardu Rolandas, kuris bandė pulti mane visiškai, ar ne? Bet teismas ir vienas, ir antras, ir galų galę trečiasis teismas, aukščiausias, mane išteisino visur. Tai aš kaip ir turėčiau tikėti, ar ne? Teisėjas. Bet pasaulyje būna visiškai skirtingų situacijų, ar ne? Tai dėl to krepšinio teisėjai turėtų ateidami į tai susivokti iš tikrųjų, kad tie, kas sportuoja, žaidžia, jie norėtų jau elementarios teisybės. O kadangi aš visą laiką juose įžvelgdavau iš tikrųjų, vapšė neprofesionalizmą. Yra labai vienetinių atvejų. Bet jie vis tiek kaip gaidžiukai bėgioja, įsitempia, reiškiasi, apie save gerai galvoja. Tai daugiau čia toks, mano, buvo protestas visą laiką prieš tai, kad tu nepasiruošęs, ar ateini ir sprendi mano likimą. Ar man laimėti, ar pralaimėti, tu sprendi. Kažkoks tai iš tikrųjų, Tavęs, Ramūnai, nebaido jo šitas charakteris? Ne, aš dar Rolandą tai norėčiau papildyti. Rolandas labai protingai šneka, tu ateini turėti gerą laiką. Taip. Teisėjai pamatė skaisgirį varžybose, jau nusiteikia. Aišku, tai. Viskas. Bet aišku, gal aš tą ir su savo 30 metų ir sukūriau jiems tą. Rolai, tu tą padarai. Bet yra kitas dalykas. Kai ateini, aš naudoju tokią frazę. Kiekvienas žmogus, Rolandas gerai sako, pavyzdžiui, nemoka automobilio, nevairuok, yra specialiai apmokyti žmonės. Mes ateinam apturėti gerą laiką. Tiesiog. Negadink mums to laiko. Išeinim. Ne paskutinės su veterinoriais, buvo su Gelanu. Ateina kažkokie vaikučiai. Dievai, nėra tų teisėjų, viskas čia suprantama. Bet tai žiūrėkit, tai ateina ir lošti, kurie nemoka žaisti, yra tokių. O čia nori, kad teisėjai būtų Eurolygos lyga. Taip nebus. Ne, Andriu, netame esmė dalykas. Tu supranti, tik tai yra nenusitikimas. Jeigu tu nežinai, kas yra Skaisgirys, Matulis ar Tenelvikis, atsiversk knygą, pasiskaityk. Tu jo žmonės gerbka, jie yra palikę krepšinio istoriją per tiek metų. Ir jeigu žmogus pasako, kad tu švilpt nemoki ir aš jį dar palaikau, Rolandas žodį pasako, aš dar 5 žodžius pasakau, aišku, techninės gauna Rolandas, nes jis aikštelė. O kiek jūs pinigų sumokat už techninės? Mes nuolatinį turim. Rolai, žiūrėk, prieš kelis metus, čia Vaidas Indriliūnas lygos vadovas klausė, prieš kelis metus dar A-lygoj žaidėjai čia su... A-lygoj tai vis tiek studentai, visi sportuoja, jaunimas. Prieš 2 metus. Jo, bet už tave vyresnį 30 metų, 35 net. Vaikai, 20 mečių 18. Ir tu tada dar, spindėjai šį sezoną irgi 13,5 taško, 3 asistai, 17 vieta smuklės lygoje. Manęs tai netenkina. Netenkina? Ne. Bet kokia tavo šita paslaptis jaunystės recepto? Iš kur tiek sveikatos varžytis su ten dvigubai, gal net jau 3 kartų jaunesniai žaidėjais? Kam 17? Jie 3 kartus jaunesniai. Tai neaišku dėl tos sveikatos. Ne. Visa paslaptis ta, kad netgi žaisdamas LKL aš minimum įsimesdavau 18-20 metimų per rungtynes. Bet kurioje komandai. Visa paslaptis, kodėl aš dar tiek įmetu. Daug metė?
Ne tik. O tu, Ramūnai, Ne tik. Sakyk. Ne tik. Rolandas turi didelį supratą, rankytę turi auksinę, jo gali įsimest 11, įmest vieną trajeką, bet gali įsimest 20-13 sumest. Dienai nelygi. Iš tikrųjų, mato žmonės, tie asistai ir visa kita, man tas patinka tiesiog. O tu pats? Kodėl tu nežaidži? Kaip aš nežaidžiu, Žaidži. Bet smukliai nežaidži, kiek kartų mes žaidėm. Aš per daug geras gal ten. Bet veteranuose tu palakstai, ne? Jo, va šiandien irgi važiuojame iš Irvintą žaisti. Kokias tavo stipriausias savybės aikštelė? Rolando reikia. Rolandai, papasakok, koks čia žaidėjas. Aš tai nemačiau žaidžiančių. Gal kažkada Ne, nu jisai kietas yra. Ne, ta prasme, kietas, ne kietas, nu, pačiame žaidime yra, iš tikrųjų, ta prasme, jis, nu, ta prasme, gerai gali pastovėti, bet kokia situacija, turi labai firminį vieną bairį, iš tikrųjų, kuris ir visoje Europoje visus išdūrės, iš tikrųjų. Kas čia per bairis? Nu, kada nors pamatysi. Jo. Įsideda kamuolį į pažastį arba į klyną, kai nemato, ranką pamojuoja, gynėjas apsisuka ir jau bėga į kitą pusę ir jis tada pasiėmė. Daug kartų išdūrės. Bet Rolai, kiekvieną kartą beveik. Ja. Bet tai Ramai, aš tai tave atsimenu vis tiek kaip kieto komandos vadovą. Tu, šiaip, lygui, kai aš atėjau dirbti, buvo 8 komandos, kurios mokėjo pinigus žaidėjams, ne? Ir žaidėjai iš tikrųjų, pats pameni Konstruktus komandą, pameni Bravo, kurie laimėjo čempionatą, Sonex, kuriem baigėsi labai liūdnai čempionatas, kai žuvo komandos vadovas Laveckas, jo, po mūsų 28, jie laimėjo ir jie nešventė kartu, Bugoj pas Brazį, jie nuvažiavo į tą Vingio parką ir Lakštingėlą atšvęs. Ir keli bednikų ranką nutraukė. Jo, Baranauskui lūžo kaulai. Tai tada ir iširo tą komandą po tos avarijos, iš tikrųjų, ten labai baigėsi. Bet tu visą laiką irgi buvai tas, kuris valstybinės įstaigos komandai pritraukė žymių žaidėjų. Pavardink sąrašą tokių, kas buvo tavo pritrauktas dėlės žvaigždės. Jūs vis nustebino, žinai? Skaisgirys, Matulis, Redeckas. Čia sakalų hebra. Kiaušas, Palšis, Sirvydis, Niparavičius, Kazlauskas, broliai, Šiškauskas. Tiesa, mums su Rolandu reikėtų iš federacijos gauti Šiškauską. Cimikis karjerą padarė. Pas man tada sostinė Rolandas vyriausias, Skaisgirys, antras Matulis. Ir nieks negalėjo atvažiuoti varžybas, jam kažkokie reikalai. Ir mes tada, paprašėm, kad Šiška pabūtų vyriausių trenerių. Kitą dieną skaitomis jau asistentas Lietuvos rinktinės. Ir mūsų komanda padarė karjerą tiesiog. Macas irgi buvo registruotas, bet nepasiūs, ne? Ne, Maciauską mes neregistravom, dar kažkada Rolando prašiau, sakau, gal Liną gali pašnekinti, kad ateitų Kleizą, bet tu sakei, kad jis nelabai linkęs. Ne, tai jis nebėgioja jau. Šiais metais būtume, jeigu Stepas būtų neišvažiavęs į Pasvalį, būtume Babrauską prisikalbinę. Jomantas gal dar yra laisvas. Žaidėm čia kažkada, jis buvo Lietuvos, po ryto jaunimo jisai sėdėjo, tai sakė jo, kad gal jau dabar galėtų ir eiti irgi žaisti. Pas mus norėtų jau ateiti? Yeah. Gal ant bairio sakė, bet... Reikėtų paklausti. Nieko nepriverstume, tai kažkaip. Nes man atrodo, kad fainai, žinai, ir tiem žaidėjams smuklės lygiai pasikapot prieš tos buvusius veteranus. Pas mus komandai yra Purlys, Tomas, Vileita, žinai, jie visai pakeičia žaidimų ir tada tai hebra nori žaisti su tais buvusiais krepšininkais, nes jie vis tiek su savo IQ sugeba juos padaryti geresniais, tos mėgėjus, diletantus. Tai čia net nėra ką šnekėti. Ir supranti, kai ateina, žinai, kai, pavyzdžiui, Rolandą išveda, aš atsimenu, kai sostinės lygiai, tie studentai, Rolandui 50 metų, tau snarglių 25. Tu nuleisk... Ką reiškia 25 jau nesnarglys, jis rimtas. Mūsų vaikai Rolandai, supranti, Ir tos nepagarbos. Nežinau, kaip tavo vaikai, mano tai vaikui 11 metų. Vaikų aš neturiu, mano dukrai 29. Žiūrėk, Atas irgi, auga, buvo pas mane podcast'e, tu klausėjai, sako, aš žaisiu Eurolygoje ir po to filmus kursiu. Kaip tu manai, Ratas irgi bus tas, kuris debiutuos kartu su tavimi su žais smuklės lygoje varžybės? Norėčiau. Ar sostinės krepšinio lygoje? Norėčiau. Jo, matyt, kad tai paskutinis mano būtų noras iš tikrųjų. Tai mes... tai nedaug liko laukti, iš principo aš labai gerai. Vakar tarp kitko su juo ir ėjom jau miegoti ir dar žiūrėjom Eurolygą ir kalbėjom. Tai aš jam sakiau, žiūrėk, Gecevičius atėjo į Sakalus, kai jam buvo 15, man atrodo, metų. Jau pradėjau treniruotis. Kartu treniruotėse, žaisti gal LKL 16 pradėjo, reiškiasi. Tai aš jam sakau, tau dabar 11, už 2 metų galėsi. Liko 3-4 metai, bus 15, tu galėsi važiuoti su Vyčiu treniruotis. Na, taip, ir žaisti NKL, ar ne?
O dabar, kaip jūs sakote, iš tikrųjų jau 2-3 metais gali ateiti jau treniruoti su mumis senukais, ne? Nu, bet supranti, Rolandai, jis yra ateinas, visą laiką yra, aš nevadinu to žodžio šalis, yra kartu. Mes kai su Ataščiu, tai tu esi klubo prezidentas, jam tas imponuoja, mes visą laiką su juo pasišnekam, netgi susirašom. Malonu yra. Gerai, Rolandas išauklės, fainas bičas turi siekiamybę. Maladės, o kiek keliaujam kartu, ten jie vyresnė, aš Portugalijai buvom, pasiėmiau lygiavų sūnų, pasiėmiau Atą, mes nainam, kokį tortą suvalgom, pasišnekam vyriškai. Jis kaip senelis užiminėja. Ne, aš kaip draugas, aš draugas. Žiūrėk, ne, nu žinai, čia gausi tokia bendruomenė tų vaikų ir mūsų visų, jo, čia yra. Ir dar dadėsiu ant Rolandos, ką mes kiekvieni metais jis organizuoja susirinkimą pas save sodybai. Yra, viskas priklauso nuo ašinio žmogaus iš principo. Tai aišku, ašinis yra Ramūnas ir jis visą tą tvarko. Aš dabar matau pagal SKM, kur Atas sportuoja ir pas Čyžių, ir pas Vileitą, reiškia, ir net ten vienus kitus metus. Ir pavyzdžiui, 12 metų pas Vileitos yra tėvai, yra ašinių tėvų, kurie yra žiauriai organizuoja ir viskas vyksta ir aš iš pradžių nelabai norėjau, bet ir mane privertė iš principo to ir paskui man pažiūrė, kad man patiko iš principo. Tai tie žmonės, reiškia, SKM, jie stipriai supa, bet, pavyzdžiui, 13 nėra jau tokio ašinio žmogaus, yra iš tikrųjų viskas okei, visi eina į varžybas, tėvai pažįsta, viskas. Bet jau nėra tokio bendruomenės veikimo. Tai čia labai priklauso nuo to žmogaus, kuris yra užsivedęs ir veda visus į priekį. Sakalose? Tai čia Ramūnas daro. O Sakalose, Rolai, vis tik ta komanda buvo... Sakalose Matulis viskas yra. Ta prasme, jo, absoliučiai jis buvo. Ta prasme, jo yra... Tai žinai, kai netgi Tanoka Biordas sako, aš matau čia toj Lietuvoje vienintelį žaidėją, kurio gali bijoti ir gerbti, tai Matulį, reiškia, tai jo situacija, jis iš savęs visą laiką buvo, tiesiog, ta prasme, jo visas stotas priversdavo visus ramiai laikytis, reiškia, aš nekalbu apie savo komandos narius, bet apie kitų komandų narius, ten, reiškia, ar ten su Javtoku išeina pro konfliktas, mano pavyzdžiui, ar ne, arba dar kažką, tai jis kažkaip, jis tokį ramumą įneždavo ir užtikrintumą. Jis tavo apsauginis, Rolandai. Nu, bet ne, jokių būdų, iš tikrųjų, jokių būdų, bet be abejo, jisai, tikrai jisai paprasčiausiai skaidresnio ir ramesnio proto iš tikrųjų. Jis išmintingesnis yra už mane. O kiek dabar jisai padeda jūsų komandai? Daug. Užvakar lošėm su veterinorais. Veterinoriuose buvo broliai ir varnelis, vadinkime. Jie visi po 44 metai jiems, ne? Po 4. Jo. O pas mus buvo, man 55, Matuliui 50, Lygiai 50, ir Redeckui 50 irgi. Stipriai vyresni, Žilvai 50. Tai nesvarbu, bet aš kalbam apie tos jau buvusius, reiškia, LKL žaidėjus. Poršas. Ir Porsche 56. Taip gavom vienu tašku. 2, Rolandai, trajekai metai. Dviem. Jo, paskutinį sekundę Daržas įvarė trajeką. Žiūrėkit, Matulį aš daug kartų kalbinau, sakau, ateik trenerių dirbtų gerai, atrodo, supranta krepšinį, jis buvo LKL, daug metų žaidėjas, jis sako, žinai, aš dar nebaigiau žaisti, aš dar esu žaidėjas. Kai aš pabaigsiu kaip žaidėjas, tada aš pagalvosiu apie trenerį. Man klausimas, Rolandai, kodėl ne visi geriausi žaidėjai tampa treneriais? Kaip tu manai? Sunku atsakyti, ko gero. Aš manau, kad... Gal tu ir pats dar nebaigai žaisti? Aš manau, kad... Aš manau, kad yra iš tikrųjų... Pirmiausia, tai ką dabar matau pagal vaikų trenerius, kadangi jau 2-3 metai įsiliejęs į tą važinėjau po Ispanijas, Amerikas visur. Tai ką aš pradžioje sakiau apie teisėjus, jeigu negali, tai geriau nebūk iš tikrųjų. Su treneriu tas pats. Tai su treneriu tai yra tas pats. Bet jeigu tu nori jo būti, iš principo, tai jau įdėk visas pastangas ir imk viską iš gyvenimo apie tai, kas yra geriausia. O gaunasi tai, kad galbūt nėra sąlygų paimti geriausią, galbūt nematom, nors dabar šiais laikais prie interneto ir panašiai.
yra žiauriai fainos tendencijos, kas vyksta pasaulyje, bet nevyksta pas mus iš principo. Nes visi sako, kad tai yra, mes turim savo lietuvišką krepšinį ir numirkim su juo iki pabaigos, nekeiskim nieko ir panašiai. Tai čia vienas variantas, tai turi būti žingeidus labai, absoliučiai žingeidus ir pasiryšęs. Antras dalykas yra iš tikrųjų, man Vileita patiko, kaip jisai pasakė, reiškiasi, na, ta prasme, tai yra, jeigu į tą vaikų krepšinį tu įeini, na, ta prasme, tu ten tiesiog esi, tiesiog užaugi kartu, tave tai paima emocija visą aplinkui ir atrodo daugiau nieko ir nematai. Reiškiasi, jis yra patrauklus, tas vaikų krepšinis, jis yra jausmingas, bet tada tu turi aiškiai neužmiršti, kad tu turi mokyti iš principo. Apskritai esi bendruomenės lyderis. Tu turi ne tik vaikus mokyti, tu ir tėvus auklėjai. Jo, ir tėvus dar jo auklėjai. Ir turi pasakyti, Rolandai, tu negali šūkuoti per varžybas, ne, pavyzdžiui. Tėvų bepročių pilna irgi ir visi galvoja, kad žaisi NBA, o iš tikrųjų tai vienetai. Jo, vienetai, kurie... 160 tūkstančių Lietuvoje. Galbūt. Tai jo, tai yra sunkus darbas, bet tam turi būti, vis tiek pašaukimas turi būti iš tikrųjų. Tam, kad tu nueisi ir tu supranti iš tikrųjų tam tikrą sistemą, kaip tas vyksta ir kodėl tai to neužtenka. Na, pabaigai dar, mūsų laikas jau labai ir tai pabaiga, bet galėtume šnekėti Ramūnai kokią linksmą istoriją iš Vaidas čia prašė, kad pasidalintumėt. Iš savo karjeros sostinės krepšinio lyga. Sostinė krepšinio lyga, tai čia nėra ką dalintis, kas vyksta mūsų rate, tai lai būna mūsų rate. Buvo visko, geri laikai, sakau, dar kartą pasikartosiu, dėkui Rolandui už viską, dėkui, kad jis yra tos mūsų bendruomenės kartu, man žodį šalia netinka. Mes apturim gerą laiką pas Rolandą sodybai, o ten jeigu pradėt pasakot viską Rolandai, tai... Galima ir knygą rašyti ko gero jau. Turi Rolai kokią istoriją? Tai aš jau pasakau, kad mano pirmos vedybos buvo su šitą lygą ir jos buvo gal net trumpiausios, ne tik mano, bet visos Lietuvos istorija. Bet aš manau, Rolandai, kai jau tie filmai atsibuos iki galo ir kai tu suprasi, kad aš noriu vėl sugrįžti ir atsiduoti visą galvą krepšinį, aš tave matau Vilniaus tokių, žinai, ir šitos lygos prezidentų ir matau tave krepšinio mokyklos prezidentų ir man atrodo, kad tu čia gali padaryti labai daug dalykų savo mentalitetu ir tuo. Ir galimybėm, ir supratimu, ir galėtų jų sakalus pradėti. Ir su metu vis tiek darais ramesnį šiek tiek, aš tikiuosi. Kas? Girdi, dar man apsiženyti reikia, iš tikrųjų, čia blema mane darbais apkraus. Duokit susirast kažkokią tai, antrą pusę, kaip aš. Tai mes labai gerai būtų po vieną tvarkomės. Po vieną. Gerai, ačiū iš tikrųjų žiūrovom. Žiūrėjau, geras pokalbis, manau, kad tikrai kviesim jūs į kitą laidą, jeigu tik tai mūsų lygos direktorius Vaidas tą pasakys. Ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi pokalbis neprailgo, man buvo labai įdomu jums. Taip pat ačiū Andriu. Ačiū jums labai. Ačiū.